Antraktas. Valstybinio jaunimo teatro tinklalaidė. Labadiena, mieli tinklalaidės Antraktas klausytojai. Šios dienos epizodas – teatro ir švietimo pasaulio susitikimas. Iš tiesų, nors mokykla nėra pirmas dalykas, kuris ateitų į galvą, kai pagalvojame apie teatrą, nebent, minėčiau kokius nors specialiai vaikams ir jaunimui skirtus teatrus, teatruose vyksta labai daug įvairių su mokykla susijusių dalykų. Įvairiausi teatrai daro edukacinės programas, labai įprasta yra kviesti mokinius su mokytojais būriais ateiti žiūrėti spektaklių. Žodžiu, lūkestis sujungti mokyklos ir teatro pasaulyje egzistuoja. Jeigu kalbėčiau apie mokyklos programas, tai teatras pasirodo ir per lietuvių kalbos ir literatūros pamokas. Teatro pamokos siūlomos kaip meno disciplina daugelyje mokyklų. Visgi norėtųsi plačiau padiskutuoti šią temą, įsiaiškinti, ar toks teatro ir mokyklos susitikimas tikrai gyvybingas ir vykstantis. Todėl pasikviečiau dvi viešnes. Jos abi yra mokytojos, bet skirtingos, tai pristatysiu. Studijoje sveikinuosi su pažinimo medžio mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, knygų apžvalgininkė ir šiaip kultūriniam lauke aktyviai veikiančia Elžbieta Banytė. Labadiena. Ir su aktorė, teatro studijos 6 pojūčiai įkūrėja, vadovė bei pedagogė, Užupio gimnazijos teatro mokytoja ir netgi Vilniaus kolegijos dėstytoja Gabrielė Kuodytė. Sveiki. Tai ir pradėsim nuo pokalbio apie tą tariamą susitikimą, ar to susitikimo lūkestį, apie kurį užsiminiau. Dabar galėčiau tiesiai paklausti, ar su savo mokiniais ateinate į teatrą. Tik aš čia nenoriu implikuoti jau tokios minties, kad štai jei neinate, tai labai blogai ir paprašysiu išeiti iš studijos. Tikrai ne. Gal čia ir padiskutuotume. Nors atrodo, yra lūkestis, kad pasauliai susijungtų, ar tikrai yra sąlygų mokykloms ateiti į teatro, teatrui į mokyklas? Žinoma, mes dabar truputį apsileidau šiemet su mokiniais. Gyvai teatre buvau tik kartą. Tai čia jau iš mano pusės šioks toks apsileidimas, nes žiūrėjome, įrašytų spektaklius. Bet tai yra visiškai integrali dalis dėl to, kad iš vis neįsivaizduoju, pavyzdžiui, kokios nors Hamleto analizės su 11-okais arba, Juozo Grušo aptarimo, visiškai nepasižiūrint jokių spektaklių ištraukų. Netgi dabartinėse atnaujintose bendrosiuose programuose tai rašyta kaip iš esmės privalomas dalykas. Nes vaikai turi mokytis, jog teatras yra literatūros kūrinio interpretavimo, atkūrimo vienas iš svarbiausių būdų. Tai tas tarpdiscipliniškumas vyksta ir turi vykti. Ir kitaip, tiesą pasakius, aš nelabai beįsivaizduoju. Klausimas tas pats, ar einam į teatrą su mokiniais, taip? Jei norite, arba galim pakeisti klausimą. Tai trumpai galiu. Neinam, su Užupio gimnazijos mokiniais neinam. Bet yra keli lietuvių kalbos mokytojai, kurie tikrai, žinau, kad važiuoja net ir į Kauną, žiūri Baltą drobulę. Dažniausiai, aišku, tos programinius literatūrinius kūrinius, kur išeidinėja, jeigu yra pagal tai spektaklis, tikrai žinau, kad važiuoja su auklėtojais arba su lietuvių kalbos mokytojais. Aš savo ruoštų negaliu jiems taip liepti dar pinigus mokėti, nes brangūs spektakliai iš tiesų. Bet bent jau vieną per metus prašau, kad pasirinktų kokį būtent profesionalų teatrą ir bet kokį spektaklį nueitų, pasižiūrėtų ir parašytų recenziją. Tai tokia 11-okam, aš su 11 ir 12 klasėm dirbu. Tai čia Užupio gimnazijai. O studijoje 6 pojūčių, tai taip, net ir kartais susitari su aktoriais, kolegom, kurie vaidina, kad ir nemokamai pravestų ir pasižiūrėtų, kad tik eitų ir kuo daugiau žiūrėtų. Aš įsivaizduoju, kad ryškus ir tas skirtumas tarp
mokinių, kurie ateina jau mokytis ten į 6 pojūčius, galbūt turi svajonių stoti į muzikos ir teatro akademiją ir taip toliau. Ir tarp tų, šiaip nežinau, nesinori čia sakyti tiesiog paprasto mokinio, visi jie yra paprasti ir nepaprasti. Tai gal ir klausimas tada kitas būtų apie tai, ar šiuolaikiniam moksleiviui, tam jaunam žmogui apskritai aktualu. Gal net čia ir nereiktų kalbėti apie tuos jau, kurie svajoja apie teatrą. Bet šiaip menas, ar jis yra vertybė tuo laikotarpiu, kai tau yra 16, 17, 18 metų? Aš klausiu šitą klausimą, todėl kad aš irgi šiek tiek turėjau progos dirbti su paaugliais, dėsčiau prancūzų kalbą ir aš atsimenu, kad man buvo dar mažiau metų negu yra dabar ir aš labai savo kėliau klausimą, o kaip juos motyvuoti, nes dažniausiai kyla klausimas, o kam man mokytis to ar to dalyko. Labai nemėgstu, kai būna pasakoma, kad ten mokysies, gausi 10, gausi darbą. Klasikinė tokia schema, kurią man teko išgyventi. Ir aš kažkaip galvojau, kad štai jeigu prancūzų kalbą mokytis, tai dėl to, kad čia bus raktas į kažkokį kultūrinį pasaulį. Galbūt tu galėsi žiūrėti originalo kalbą filmus, skaityti eilėraštį kokį, nuvažiuoti į Paryžių, nueiti į spektaklį. Bet, kad ir kaip gražiai šitas mano planas skambėtų, jisai gal realybėje ne visai taip veikia ir aš susidūriau su tuo, kad tam, kad tai veiktų, reikia, kad menas, teatras, kinas ar dar kas toje sąmonėje būtų vertybė. Aš manau, kad be jokios abejonės taip, tam jaunam žmogui reikia ir manau, kad arba dailė, arba teatras, arba muzika vis dėlto jiem yra. Bent nors viena kažkuri meno šaka tikrai yra vertybė. Užupio gimnazijai tie 11-okai, jie pasirenka dalyką, tą meno, bet iš šitų minėtų muzika, dailė, teatras, šokis ir dar, atrodo, odos darbai kažkoks toks yra pasirinkimas. Tai aišku, 6 pojūčių studijoje ryškiai skirtingas jaunimas susirenka, nes jie ateina jau vedami to smalsumo, noro ir nebūtinai visi nori tapti aktoriais, bet vien tai, kad praleisti tą laisvą laiką, ne tik šiaip kažką tai veikti, bet kažko ir išmokti, susipažinti su to pačiu vaidybos menu, teatru ir tai jie, matyt, vis tiek tas smalsumas yra, jie dėl to ir ateina. O mokykloje, gimnazijoje, jie pasirenka daugelis teatrą ne vien dėl to, kad jiem patinka, bet didžioji dalis, kas ir yra sunkiausia, dirbti, kad jie pasirenka, kad nenori šokti, nenori piešti, nenori dainuoti, tai bus gerai teatras. Ir šiuo metu, tiesiog pakvietėt mane į laidą, o aš lygiai 10 metų atidirbau Užupio gimnazijoje ir šiais metais po šio sezono ryžtingai nutariau išeiti, nes nebetlaikau ir viena iš pagrindinių priežasčių yra tas administracijos nesuvokimas, kad teatras nėra tas dalykas, tai ne choras, kur tu su 30 žmonių tu neišdėstysi. Aišku, galima, yra mokytojai pasidarę ten tas programas tokias, kad, žiūri, spektaklių ištraukas analizuoja, ten pagal iš knygučių kažką išdėsto, bet gal tai ir skiriasi, kad ir aš, ir kiti kolegos, kurie yra aktoriai profesionalūs ir mokytojauja, jie į tas teatro pamokas žiūri tik tai iš praktinės pusės pagrinde, kad tai yra vis dėlto praktika, tu neišmoksi teatro iš jokių knygučių. Tai gal neišsiplėsiu, gal paskui papildysiu, gal kolegė man nori kažką pasakyti. Labai kažkaip liūdna girdėti tą istoriją, dažnai pasikartojančią, jog mokytojas neatlaiko būtent šitų dalykų ir po jau įgijęs įdirbį, nes 10 metų yra tada, kai tu jau turi didžiulį įdirbį ir mokytojas išeina. Tai man šitos istorijos visada yra labai, tokios už širdies griebiančios ir liūdnos. Užjaučiu turbūt nėra tas žodis, bet suprantu. Suprantu, nes ir pati kiekvienais metais, ypač pavasarį, kai ateina tas nuovargis, galvoju apie tą patį. Čia turbūt mokytojų gyvenimo ciklas toks yra.
O atsakant į klausimą, ar jaunam žmogui įdomus ir reikalingas yra menas, vieniems įdomus ir reikalingas, o kitiems neįdomus ir nereikalingas. Jiems įdomus ir reikalingi yra kiti dalykai. Mašinos, sportas. Jie eina žiūrėti ne teatro, jie eina žiūrėti Aistrų teatro į stadionus ir Siemens areną, kai žaidžia Rytas su Žalgiriu. Tai irgi yra, nepavadinsi teatru, ten yra viskas žymiai primityviau ir labiau gyvuliška tikriausiai, bet, kažkokio reginio žmogus nori. Tai yra natūralu, turbūt tai yra žmogaus prigimtyje tas reginio ir renginio gyvo išgyvenimo emocijos noras. Tik tai vieni renkasi gauti vienu būdu, kiti kitu. O ar įmanoma sudominti menu žmogų, kuriam labiausiai rūpi mašinos, motociklai ir ar Rytas ar Žalgiris? Prisipažinsiu taip liūdnai, kad man nėra pavykę. O man yra. Man yra ir ne viena, ir dėl to kažkaip, kaip tik dabar atbėgau pas jūs į studiją iš paskutinio skambučio šventės Užupio gimnazijų ir vėl suspaudė širdį, nors tas viduje 100% apsisprendimas išeit, bet vėl pamatai tuos 12-okus, su kuriais, kad ir 2 metus dirbam, bet vis tiek. Ir jiem ta teatro pamoka, jie laukia tos teatro pamokos. Jie laukia, nes jiem tai yra kažkokia atasvara nuo visų tų tiksliųjų mokslų, nuo tų visų, kur ten reikia gauti pažymį gerą, nes tėvai bars ir taip toliau. Tai jie ateina į tą teatrą, jie atsigauna. Jie iš tiesų labai daug kūrybiškų vaikų yra, tikrai nebūtinai studijoje, o iš tų 30, kuris 30, 60 aš turiu dabar, beveik 60 11-okų ir beveik 60 12-okų. Ir jie perskelti po 2 srautus, bet tai yra 30 ir 30. Ir man yra peilis, kai iš tų 30 yra kokie 5-6, kur akis dega, jiem tik duok, tik leisk lipti ant scenos, jie tiesiog ir tikrai labai kūrybiški. Ir įstotų į tą patį aktorinį, tikrai. Ir spėja ir sportuoti, ir mašinas pardavinėti, viskas spėja, tikrai, visokių yra. Bet ir jiem irgi taipogi, užsidega jie tuo teatru labai. Bet man kaip mokytojai yra labai didžiulė problema, aš negaliu dirbti su tais 5-6, nes laukia 20 kažkiek dar. Ir aš negaliu tiesiog, kad jie sėdėtų ir stebėtų. Tai va čia labai labai sudėtingas dalykas. Bet uždegt pavyko ir sportininkus, ir mašinų perpardavinėjus. Vieną net tik dabar atsimenu, jau repetuojam spektaklį, jau ten generalinė repeticija, be sustojimų, jau jie žino, kad čia generalinė, tai jau yra kur viskas, pasimatuot laiką, šviesas, viską. Ir matau, jis pasimetęs, jo ateina scena, jisai man rodo kažkokį pauzę, greitai išbėga iš scenos, greit kažkokį dylą padaro dėl mašinos ir įbėga į sceną ir vėl toliau vaidina. Paskui sakau, kaip taip? Man taip, mokytojo buvo svarbu, man reikėjo labai parduoti, labai svarbus skambutis buvo. Tai, tas žavu, bet sakau, užsidega jie, tikrai užsidega. Gal pagrindinis skirtumas yra tame, kad teatre, ir man kiek tekę turėti pavyzdžių, tai kažkaip ten gal apie save turi progos ką nors sužinoti, į santykį eiti su kitu. Tiesiog gal principas tų pamokų yra kitoks. Nes aš kai galvodavau, man tarkim ir lietuvių kalbos ir literatūros pamokos patiko, bet tai yra jau vis tiek labiau iš knygučių. Ir ne visiems tas labai daug mokaisi apie kitus svarbius žmonės, kas yra gerai ir reikia tikriausiai tai daryti. Bet man atrodo gal ir lengviau šiek tiek teatrų užkabinti, nes tame amžiuje, kai kartais toks tolimas savo jautiesi, gal ten atsiranda erdvė kažkaip pareiti į save ir į kitą. Taip, ir dar yra visada dalykas žavesnis tas, kurio egzamino laikyti tau nereikės, nebent pats pasirinksi. O lietuvių kalba dėja, man atrodo, iš dalies yra sugadinta egzaminais, nuolatiniais patikrinimais, nuolatiniu kažkokiu pažymių rašymu, rašinių rašymu, kontrolinių rašymu. Na ir tada, kai pasidaro privaloma perskaityti Šekspyro Hamletą, gali būti, kad kai kuriem tas Hamletas sugenda visam gyvenimui.
O gali būti, kad kai kuriem Hamletas atsiveria. O gali būti, kad kiti grįž prie Hamleto, kai jiems bus 30. Bet tai, kas privaloma, man atrodo, jaunam žmogui, paaugliui, dažnai, nesakau, kad visada, bet dažnai atrodo mažiau patrauklu negu tai, kas yra pasirenkama, tai, kas išlaisvina, nes menai šiaip jau jie turėtų turėti tą išlaisvinančią funkciją tokią, atgaivą nuo matematikos ir fizikos ir chemijos. Ir jeigu vaikas tą jaučia, jeigu vaikas tą patiria, man atrodo, tai yra viena iš didžiausių dovanų, kokią jisai gali gauti. Aš, jeigu galima, papildysiu, prisidėsiu prie to, ką sako Elžbieta, dėl lietuvių kalbos, tos privalomos literatūros, tų pačių Hamletų ir visų kitų Kafkų. Aš visada stengiuosi nors vieną užduotį duoti iš tos literatūros. Aš vis galvoju, kad, ypač, kai 12 klasėje statai spektaklį, negali su 30 statyti, tai tada kitiem duodi tokią užduotį, kad pasirinkit ką nors, kokį nors kūrinį, būtent iš lietuvių literatūros privalomosios, kad jums, sakau, bus proga dar pagilinti gal žinias dėl egzaminam, nors taip prisivers. Ar ištrauką kažkokią tai padaryti, ar etiudą, ar scenelę konkrečią. Tai, žinokit, šitoj vietoj būna baisu, nes jie visi sako, o galima tik ne iš tos privalomos, nes juos šitiek atgraso, tikrai. Aš pradžioj net galvodavau, net ir spektaklį 12 klasėje, nes toks principas yra, kad 11 klasėje pasirenka, mes per tuos metus susipažįstam, kažkokius įgūdžius formuojam, kas yra tas teatras, ką reiškia būti ant scenos, o 12 klasėje mes nieko kito nedarom, tik imam medžiagą, arba mokinių pačių sukurtą, arba konkrečią pjesę kažkokią ir statom spektaklį. Tai kiek buvo pasiūlymų statyti ką nors iš tos literatūros, visi kategoriškai, sako, mes vemiam, mokytoją mes vemiam, tik ne lietuvių kalbos literatūra privalomoji. Tai čia liūdnai yra. Nors pernai, pavyzdžiui, labai gražų spektaklį pastatėm ir čia buvo jų pasirinkimas, Grušo, Meilė, džiazas ir velnias. Bet ar jie praeina? Praeina, bet jie anksčiau kažkaip praeina. 10 klasėje. 10. Bet jie patys čia atrado. Ir iš tiesų labai puikus spektaklis gavosi. Gal Elžbietos dar paklausim, ar yra dar gal koks kūrinys, kuris susižavėjimą nuoširdžiai kelia iš to sąrašo? Žinokit, vieniem vieni, kitiem kiti, čia labai individualu. Aš tai džiaugiuosi tik tuo, kad daugumai, 75% mokinių, aš žinau, kad koks nors autorius ir koks nors kūrinys patinka iš tos programos. Tai aš jaučiuosi tokį darbą nudirbus iš tikrųjų. Tokį darbą jaučiuosi nudirbus. Ir labai skirtingai. Turbūt toks nuoširdžiausias nustebimas mane ištiko pernai, kai aš 9-okų pernykščių, dabar jau jie 10-okai, klausiau, kas jums iš 9 klasės programos labiausiai patiko. Ir man tai buvo taip nepaprastai netikėta, kai jie visi vienu balsu pareiškė, kad Krėvės Skerdžius, kuris man asmeniškai visada buvo nuobodus, atleiskite, Krėvės mylėtojai. Ir aš tada supratau, kad vyksta kažkoks esminis lūžis. Tiesiog žmogaus mąstyme jau karta ateina visiškai kita, ieškanti nebe ironijos, nebe nusišalinimo, nebe kažkokių estetinių vertybių, kaip pavyzdžiui mano kartoje buvo. Visi norėjom būti labai ironiški. O dabar ateina kažkokio nuoširdumo karta, ryšio su gamta karta. Buvo labai būna įdomu, kai pavyzdžiui 11 klasė irgi, kai užduodi tą patį klausimą, berniukai sako, kad jiems gražiausias kūrinys tai buvo Šatrijos raganos Sename dvare. Ir koks nuostabus. Ir man taip keista, aš galvoju, dievulį, aš tai, kol motinos nepalaidojau, tai aš nuo to Šatrijos raganos vėmiau. Galvoju, net mokytoja būdama, galvodavau, dieve, kas čia per leksiką, ten rožės kaip kūdikių veideliai žvelgia į mane, kas čia per sentimentalščina dabar. Motina palaidojus, aišku, kitaip, ten tas kūrinys persiskaito ir kitaip, jisai atrodo su amžiaus patirtim, bet ateina karta. Daugam patinka Kafkos metamorfozė. Susižavėja Kafka.
Intelektualesniem vaikam patinka Škėmos balta drobulė, bet tarp kitko jų mažėja. Prieš 10 metų, kai pradėjau dirbti mokykloje, tai Škėma buvo toksai kultinis, legendinis, toks visiškai. O dabar žiūriu, Škėmos saulė leidžiasi, vietoj Škėmos kyla kiti. Liudas Vasaris Putino vis dar turi savo žavesio kai kuriems, ne visiems, kai kurie sako durnius visiškas, liurbis, štiželis tas Liudas Vasaris, kaip jisai čia taip mylėti nemoka, kas čia per žodžiu neryžtingas tipas, bet yra, kurie ir susitapatina ir neseniai skaičiau 12 pastraipą, žvengiau, jisai ten save su Liudu Vasariu lygina. Tai smagu buvo iš tikrųjų skaityti, kad, reiškia, vis dar tas kūrinys sugeba surezonuoti ir atverti, paaiškinti tam tikras asmeninės patirtis. Kas mėgsta poeziją, Marčėnų žavisi, jam patinka tas žaismingumas ir panašus dalykai. Yra ir kam Ivaškevičiaus Madagaskaras. Labai skirtingai, čia absoliučiai nuo žmonių. Esu turėjusi visišką Biliūno klasę, kur visi 100% man kalbėjo, kad nuostabiausias lietuvių autorius yra Biliūnas. Sakiau, kas jums vaikeliai su tuo Biliūnu? O jie man ir sako, ir ten berniukų klasė irgi buvo, sako, mokytoja, jis turi širdį. Kelintokai čia? 11. Tai va, labai skirtingai, labai įvairiai visokių patirčių ir man, sakau, aš jaučiuosi padaranti darbą tada, kai netgi tas autorius, kuris man pačiai nėra pats mėgstamiausias ir pats maloniausias, mano mokiniams palieka įspūdį. Tai tada aš žinau, kad aš ką nors padariau. Ir yra dėja tokių mokinių, ir aš prisipažįstu, nematau prasmės meluoti, kurie baigė 12 klasių, turbūt nei vienos tos privalomos knygos taip ir neperskaitė, bet čia yra jų pasirinkimas. Čia yra, faktas gyvenimo, man jis nepatinka, bet aš turiu su juo išmokti dorotis, tiesiog susidoroti, nors man tai yra sunku. Kadangi pradėjom kalbėti apie tai, ką mokytojas padaro ar nepadaro, ir šiaip, kai apie teatrus galvom, jie čia kažkokias edukacinės programas, tai atrodo yra kažkoks lūkestis, jį reikia išpildyti. Labai dažnai šiuolaikinius mokytojus, kai konsultuoja, sako, kad reikia kažkaip, jau čia dabar burtažodis yra sudominti mokinį, priartinti savo turinį prie jo ten gyvenimo kontekstų. Ir aš šiaip kartais, kai pagalvoju, dabar įprasta, gal net klišė iš tiesų taip sakyti, kad čia yra vaizdų ir greito vartojimo karta, kuriai reikia kažkaip smulkinti informaciją, greičiau pateikti. Ir kai teatre sėdžiu ir apie šitai galvoju, tada šitoks atrodo beveik neįmanomas uždavinys, kaip pateikti turinį apie teatrą ar teatro kontekstus, jeigu tikrai mums reikia derintis prie kažkokio, sakykime, TikToko, štai socialinio tinklo ritmo. Ar sutinkat su šituo, kad čia reikia būtinai derintis ir ieškoti šito informacijos smulkinimo mechanizmo? Ar kaip yra? Ne, gal. Teatras, matyt, toks, nežinau, kaip čia dabar išsireikšt. Jis gal per daug platus, kad tu gali vis tiek atrasti kažkokį tai būdą, kaip juos, dabar čia dar vienas naujas žodis, jūs sakėt sudominti, o čia dabar paskutiniu metu iš vis girdžiu užnorinti, dar toks atsirado naujadaras, užnorinti, taip juokinga, bet esmė ta pati. Tai atrasti, kaip prie jų prieiti. Ir tada jam kartais net tas lėtumas, tas procesas juos užburia pačius. Tai čia nesutikčiau. Yra visaip, matyti yra dalykų, kur gal ir reikia paskaidyti, bet aš esu kategoriškai prieš ištraukų skaitimą. Kategoriškai aš esu prieš ištraukų skaitimą. Man atrodo, turi matyti, kad ir tą pačią ištrauką kūrinio visumoje. Ir nieko čia nepaveiksi. Čia yra kelias į išsilavinimą. Skaityti ne kažkokius ten pabarstukus, o knygas. Tai jiem yra sunku, kai kuriem, vėlgi nesakau, kad visiems yra vaikųgi su labai plačiu, giliu mąstymu ir labai kantrių, ir labai darbščių, ir labai atsakingų. Tikrai negalima visų vaikų sudėti ir pasakyti, kad tai TikToko karta. Tikrai ne, jokiais būdais. Jeigu jie ten tą TikToką pasižiūri, tai dalis žiūri dėl to, kad draugai žiūri, kad turėtų apie ką šnekėti, tai yra socialiniai klijai. Kai kurie taip,
Kai kurie turi tas visas priklausomybės, apie kurias čia daug šnekama, jiem yra tikrai labai sunku, jie neišlaiko dėmesio, jie skaito kaip Z raidę, paskaito puslapio pradžią, paskui jau ten kažkaip tai tik tai vidury ten pražiūri ir paskui jau pabaigą gal vėl paskaito. Visaip yra, tikrai, bet aš nesutinku su tuo, kad visada reikia orientuotis į didžiąją masę. Kartais lietuvių kalbai tai netinka, nes visi turi išlaikyti šitą prakeiktą egzaminą, kuris bus trečiadienį. Bet man atrodo, tų meno dalykų požiūrių šiek tiek elitizmo ir supratimo, kad kai kuriem reikia minimumo, jie pasižiūrės 2 spektaklius ir jeigu juos aptars, tai čia jau bus labai daug ir labai gerai, o kitiem reikia maksimumo ir jie gali imti tą maksimumą. Tai man atrodo yra visiškai normalu ir nereikia nuo to slėptis. Ir nereikia slėptis nuo to, kad kai kuriem teatras galbūt niekada ir nebus įdomus. Lygiai kaip yra žmonių, kurie galbūt nugyvens gyvenimą, skaitė 3 knygas, Kelių eismo taisyklės, Vienuolis, kuris pardavė Ferrari ir Pifo nuotykius. Dar pagalvojau, kai truputį iš kitos operos, kai kalbam apie mokyklą ir teatrą, man dar iš kitos pusės veikia kažkaip pamastau apie visus tuos spektaklius, tuos vaidinimus vadinamus, kur atrodo ateini į mokyklą ir teatras savaime suprantamas tampa, nes ten reikia vaidinti ne tik tuos Pifo nuotykius ir Grybų karą ir po to dar programoje seka. Ir tai nebūtinai, čia dabar aš truputį šaržuoju, nebūtinai tai yra blogos patirtis, nebūtinai sakau, kad to nereikia. Bet apie tą sąvoką mokyklinis. Po to būna, kad koks nors menininkas, nebūtinai jaunas, bet, sakykime, pradedantis, nufilmuoja filmą kokį nors, parašo eilėraštį, laidą kokią nors daro, kaip aš čia darau ir ten, jeigu nepavyksta, tai sako, čia toks mokyklinis, išėjo mokyklinio vaidinimo lygis ir toks kažkoks nužeminimas šito etapo, kai Grybų karą reikia vaidinti. Ką galėtumėte? Aš pati siaubas dabar išgirdau, kad dažnai nužeminu, nes negaliu pernešti šito, kai ten pas juos į kraują jau įaugi, iš tiesų iš progimnazijos, iš turbūt pradinukų. Dažniausiai tai daro auklėtojos arba kokios veiklesnės lietuvių kalbos mokytojos. Ir tas teatras yra tas suvokimas, kad yra koks nors pasakotojas ir tada kiti rodo. Arba parašomas scenarijus ir jie nieko nemato, tik tai kaip parašyta tam scenarijui, pasako tą tekstą, tada skliausteliuose parašyta ir atsisėda, pasuka galvą ten į dešinę arba į kairę, arba šūkteli. Ir man tas taip yra baisu, kad, bet tai yra natūralu, turbūt įaugę iš tų mažesnių klasių. Ir aš žiauriai priešinuos šitam. Ir kartais irgi taip pasakau, jau čia mokyklinio teatro tai nebus. Ir jie taip, o tai ką? Ir tada tiesiog paaiškini, kad teatras nėra rodymas. Tu scenai neturi rodyti. Tu visiškai nebūtina skaitant atlikti tai, kas yra parašytas skliausteliuose, ten ką padarė, kur pažiūrėjo, svarbu suvokti, kodėl tu esi scenoje ir tau liūdna, ir tu verki. Arba kodėl tu rėki. Nes dažniausiai yra įprasta, kad tie renginiai tokie mokykliniai, mokytojai sustato, tu dabar išeisi iš ten, tu ten pamojuosi, tu čia, turbūt nuo mažų tų dienų, tu čia zuikučiu pašokinėsi, tu čia kvako pasakysi ir jiem tas tęsiasi. Ir jie ateina iki brandos ir jie irgi atrodo, o kur scenarius? Pradedam galvoti 12 klasėje visai, kas susirenkam, netgi 11 klasės pabaigoje ir jau aptariam, kokiom temom galėtų būti tas būsimas spektaklis. Ir man pirmiausia, tai norisi juos užvesti, tas užnorinti, kad jie patys atrastų, kas jiem rūpi, kas jiem aktualu. Ne kaip reikia, ką čia kokį spektaklį pastatyti, koks direktoriai patiktų. Čia irgi yra toks dar labai dalykas, žiūriu, baimių kažkokių, tai aš viską laužau ir sakau, jūs eisit į sceną, jūs kalbėsit, tai tam, kad tas procesas būtų įdomus,
Tai ir turim atrasti tą medžiagą, arba jūs patys parašysit, arba rinktis temą, kur iš etiudų galima, visokių tų spektaklių galima statyti. Kartais puikiausi spektakliai iš tiesų tai buvo Vykę labiausiai, kur patys mokiniai parašė per vasarą. Vienas tai iš vis, tarp kitko, dabar jis yra jaunimo teatre. Čia pirmą kartą, kai aš atėjau prieš 10 metų. Dabar jaunimo teatre pusę etato, žinau, dirba režisierius Jonas Kuprevičius. Tai jisai tada buvo iš tų 11 klasės, jisai atėjo, sako, mokytoja, aš noriu parašyti pjesę. Bet aš noriu parašyti pjesę apie mokyklą. Kaip yra blogai? Tas visas klišes, kur draudimai tie visi. Tai po šiai dienai juokiamės, kad jam reikia dėkoti, kad Užupio gimnazijoje nebeliko uniformų dabar. Nes mes parašėm, pasiskirstėm, kas kokį mokytoją vaidins, kas direktorę, kas pavaduotojus. Viską įtraukiam į formą, kad tai ne mokykla, o yra naujausios inovacijos, atsimenu, vadinasi tas spektaklis, kad tai yra biuras, ofisas ir visas problemas, visas jų bėdas, aktualijas, kas jiems rūpi, kas jiems skauda. Sudėjom ir fantastiškas spektaklis gavosi, tikrai. Nuostabu, tai linkėjimus Jonui siunčiam. Siunčiam. Paklausys gal iki čia, gerai. Ar norėtume dar Elžbieta kažką į tą temą, ar ne? Ne, kad jau gal. Tai kadangi pradėjom kalbėti apie tą kūrybą, kuris taiga atsiranda mokinių rankose, jeigu susiklosto tam reikalingos sąlygos tikriausiai, kokios temos vyrauja moksleivių darbuose. Nežinau, gal Elžbieta turi mokinių, kurie rašo, pavyzdžiui, irgi ką nors ar poeziją. Taip, aišku, rašo. Turėtų būti. O tie, kurie teatrą kuria, tai irgi gal vis tiek kažkokiamis temomis, problemomis vadovaujas. Bet tą patį Joną Kuprevičių prisiminiau, jisai puikiai rašo, puikiai tiesiog. Tai irgi buvo turbūt vienas sėkmės dalykų, kad jisai puikią pjesę parašė. Ir jau žinodamas, kas vaidins per vasarą. Tai atsiranda, čia geriausias variantas, statant tikrai su moksleiviais spektaklį, geriausias variantas, kai iš jų atsiranda kažkoks turintis rašymo gyslą, nes tada ypatingai yra, jiem lengva, nes tas, kas rašė, yra jų kartos ir jisai vis tiek gyvena tuo pačiu. Tai tada jiem ir lengviau suprast, kaip tą suvaidinti. Temos kokios vyrauja, vis tiek pirmiausia, žinokit, apsukam daug ratų tų temų, bet pirmiausia visą laiką būna tas egzistencija. Tas jauno žmogaus, kas aš. Ir man net toks eina pasikartojimas, jie kaip visai jau ateina į 12 klasę ir koks nors iš lyderių. Mokytoja, aš turiu idėją. Sakau, ir pradeda pasakot ir aš tik linkčioju, toks jausmas, kad, kad perpasakojo, nes yra tas pats rūpestis. Vis dėlto matyti jiem su tuo mokyklos pabaigimu, jie suvokia, kad jie išeis į tą platų gyvenimą ir kad čia toks tas etapas ir matyti intuityviai, bet taip gaunasi, kad jiem labiausia rūpi iš tiesų, kas aš esu ir kokios mano tos bėdos visos. Taip, aš irgi galvoju, kokios ši temos. Meilė, Dievas ir mirtis. Tos pačios amžinosios, nieko jie naujo tokio netranda, aišku, jos yra įvilktos į kitą kontekstą, jų galbūt kasdienybės kontekstą. Šiaip vaikai, kai pradeda rašyti, ypač poeziją, rašo jie, žinokit, sentimentaliai. Man tas yra įdomu, kad ateitų ir parašytų koks nors piktas, kad čia dėjau ant visko ir visi čia yra tokie ir anokie, nemačiau aš tokių tekstų. Jie skaito tokius visokius ten Bukovskius ir visokius ten velnius, bet jie patys taip nerašo, jie varo tokią sentimentalę lyriką, kaip skauda, kaip liūdna, arba kaip myliu, noriu, negaliu, arba kaip ieškau savęs ir negaliu surasti. Nieko jie jokių kažkokių naujų temų netranda. Ir aš pati kaip literatūrologė labai mėgstu cituoti Rolaną Bartą, kuris sako, kad literatūroje tai yra iš viso 3 temos.
Tai yra meilė, mirtis ir vynas. Aš sakau meilė, mirtis ir Dievas. Tai visą tą patį jie ir transliuoja. Taip, aš pritariu, egzistenciniai dalykai. Nieko kita kaip tik tai egzistencija. Ir ko gero, tai yra visiškai natūralu, nes kai aš pagalvoju, kas jiem patinka, ką jie skaito, ką jie klauso, jie turi išgyventi kažkokiu savo gyvenimo periodu tą nežinę ir juodumą. Ir man atrodo, yra saugu, pakankamai saugu jiems, kai jie išgyvena tai per meną. Sublimuoja menu tą visą savo vidinę sumaištį. Tai jeigu jie taip geba daryti, tai čia turbūt sveikiausias dalykas, nes kiti taigi sublimuoja kitais būdais. Ir narkotikai, ir seksas, ir alkoholis, ir kažkokie vakarėliai, ir nutrūktgalviški cirkai su motociklais ir kas tik ne. Tai ta meno sublimacija tokia labai, man atrodo, reikalinga jiems, nes paauglys turi išmokti gyventi su savo žmogišku negatyvumu. Čia turbūt yra jų amžiaus grupės uždavinys. Aišku, o šiaip vis tiek abi mokytojos, bet skirtingus dalykus dėstote ir ne tik tą mokytojos kelią, čia reikia minėti, apskritai paminėti Elžbietą literatūrologę, čia ir ne vien į mokyklos kontekstus mintys krypsta, kai apie Gabrielę galvojam. Ar linkėtumėt savo mokiniams savo kelio? Nežinau. Nežinau. Aš šiandien taip vienai mergaitei sakau, tai man pamaina auga, nes žmogus nori stoti filologiją. Ir jinai taip iš karto, ne, jau mokytoja, tai aš niekada nebūsiu. Sakau, gerai, zuikeli, ir nebūk. O paskui širdį pagalvojau, taigi mano pačios abu tėvai mokytojai, ir visą laiką man kalė į galvą, tik tai tu nesugalvok eiti tą mokyklą, pražūsi, sunkus darbas, mažai uždirbam, pervargstam, psichologinės problemos, nuolatinė įtampa, nuolatinis problemų sprendimas, tavęs kaip savo vaiko neturim laiko, kad auginti, nes kitų vaikus auginam ir taip toliau. Ir aš vis tiek tapau mokytoja. Ir niekada nežinai, kaip bus, tai aš jiem nei linkiu, nei nelinkiu. Jeigu jie pasirinks šitą kelią, tegu renkasi jį sąmoningai, kiek įmanoma. O net jeigu ir pasirinks intuityviai, gali būti, kad visai pasiseks, nes aš tai intuityviai pati rinkausi. O jeigu pasirinks ir nepasiseks, tai ką, ieškos ko nors kito. Tai nei linkiu, nei nelinkiu. Žmogus turi, kaip ten tas Faustas, per klystkelius atranda tikrą kelią. Tai ir čia kartais tik tai iš laiko perspektyvos, žinai, kur ten tas kelias, kur ten tas nemes kelio dėl ta kelio. Čia 10-okam buvo pupų tema, nemes kelio dėl ta kelio, čia kažkuriais metais. Tai galėtų ir apie šitą svarstyti. Ant manęs tai jie visi labai pyksta, nes aš juos visus kategoriškai atkalbinėjau. Sakau, ne. Čia pati baisiausia ir sunkiausia profesija. Čia apie aktorinę kalbu. Tai studijoje tai tikrai visus atkalbinėjau, kiek įmanoma. Paskui 11 kokioj klasiai pamatai, kas jau bus net kalbamas, pamatai, kad jau ners į tą gylį. Ir tada, aišku, 12 klasiai dar ir padedi pasiruošti, bet atkalbinėjau, ir paspaudi dar labiau, bet studijoje kažkaip mes, kadangi dirbam vien tik profesionalūs aktoriai, tai tas jaunas žmogus atėjęs, jisai turi suvokimą, kas čia per profesija yra. Ir mes tada net ir pagazdinam, ta prasme, tikrai labai ir sunkės užduotis duodam tolygias studentai, ką studijuoja pirmam kokiam kurse. Tai tikrai vieni išsigąsta ir sako, tu kaip čia sunku, tie, kurie jau norėjo, aktorinį irgi. Bet kiti užsikabina dar labiau, neria, ir tada jau palinki ir pasakai, kad tikrai čia labai įdomi profesija. Nes labai, dėl ko atkalbinėjau, nes
labai daugam klaidinga informacija jos pasiekia. Jie pasižiūrė ten tos televizorius, filmus, ne visi nori kino aktoriai būti, sakau, gerai, važiuokit, aš tai Hollywoodo, pirmin, bet sakau, vis tiek pradžia bus nuo čia. Ir tas, kai jie pradeda lankyti tą studiją, atrodo, ha, čia faina, pasimaivo kažką, čia tokie visi kieti, ne visi, vieni tokie, kiti tokie, bet kai prasideda tikras darbas, tu juos dar labiau paspaudi, tai tie tikrai kai kurie išsigąsta ir sako, eina, sako, kaip čia sunku velnioms. Ir aš manau, kad aš darau gerą darbą dėl to, pasigirsiu. Nes, tas jaunas žmogus nesuklysta. Jisai atmetimo principų supranta, kad čia yra tikrai labai sunki profesija, o ne ta klaidinga, kaip kad atrodo, aktoriai, tai čia viskas faina, čia lengva. O kokių užduočių įsigąsta, jei galima pavyzdį? Žinokit, mes bendrai dirbam, kadangi tie užsienimai jiem būna 2 kartus per savaitę po 2-3 valandas, tai jie visko ten gauna, ir scenos judesio tokio kaip reikalas, ir scenos kalbos gal mažiau, bet tų pačių etiudų, tų kūrybinių kančių, tai gauna pilna. ir tikrai vieni labai užsikabina, kad tai, sako, kaip čia įdomu, ir neria, tu matai kaip. Tai, o kiti tiesiog išsigąsta ir pasirenka, pabaigia tą studiją tiesiog dėl kaip hobio, kad smagu praleisti laiką, bet stoja į kitas profesijas ir puikias, ir tiksliuosius mokslus. Bet, o tarkim, Užupio gimnazijoje irgi labai daug kas, bet ten, jeigu pamatau jau kokį talentingą vaiką ir jisai susidomėjęs būna šituo keliu, arba režisūros, arba aktorinio, tai tada sakau, tu čia mokykloje tikrai nieko negausi iš mano pamokų, jeigu nori pažinti, kas tai yra, tai tada ateik į studiją. Ir šiandien, vakare atsigulus, galvoju, reikia suskaičiuoti, kiek užupiečių yra akademijoje, vien iš Užupio. Tai suskaičiavau, kad 9. Bet Jonas jau baigė, magistrantūroje, tada Šarūnas Miliešius dabar jau ant bangos, kylantis labai. 10 mūsų įstojo, kurie dabar yra 3 kurse, 2 atkrito. Žodžiu, iš viso skaičiavau 10 su garso režisierium. Ir kino režisūrų, ir vien iš Užupio gimnazijos. Tai vis tiek gaunasi, kad vos ne kiekvienos kartos po vieną vis tiek nukreipi ten į tą kelią, jeigu matai, kad talentingas vaikas ir kūrybingas. Iš tiesų, jau kaip ir laida artėja į pabaigą, aš tik dar pabaigai apie tą kūrybiškumą prisiminiau vieną momentą, kai aš dirbau mokykloje, ir gal jūs irgi turėsit ką nors, jei ne, tai nieko tokio, čia per prievartą nereikės sugalvoti. Aš dirbau su labai nedideliais vaikais, mažulyčiai, ten buvo 7-8 metų, ir aš atsimenu, kad žiemą grįžome iš lauko ir toks buvo neklaužada, kur visą laiką problemų kyla, norint kaip nors nukreipti jau to mokyklos taisyklių keliu, bet geros širdies vaikas. Jis pribėgo ir sako, mokytoja, ir aš sakau, baig, taigi mes einame, jau ten bandau atvesti tvarką. Aš jums turiu prisiminimą, duokit ranką. Aš duodu ranką ir jis man sauja sniego, nes žiema tuo metu buvo. Ir man tai buvo toks kažkoks gyvas eilėraštis, liko iki dabar. Tai nežinau, gal ir jūs kokiu eilėraščiu atsimenat iš to, iš tiesų kūrybiško vaikų kasdieniško gyvenimo. Nes yra jis ir toks, ne vien kaip ten sako, kad nieko nebelieka jau gyvo. Oi, lieka ir dar tiek. Čia matyt, turbūt ir yra tas turbūt ir laiko, tas begalinis grįžtamasis ryšys. Ne finansinis kažkoks, bet tas dvasinis, tas, kur jie sugrįžta ir sugrįžta. Jie viena pirmos laidos mokinė, kuri iš vis yra dabar doktorantė, mokslininkė, aš nebejoju, kad jinai kokią Nobelio premiją gaus kada nors. Bet jinai kiekvieną kartą iš Šveicarijos atvažiuodama, vis tiek atvažiuoja mokytojo, galim susitikti, nors laiko neturi, bet vis tiek šventas dalykas. Ir pilna tokių iš kiekvienos kartos, tai tas grįžtamasis ryšys, jisai kažkoks visiškai stebuklingas. Visiškai, aš nežinau, kokiose profesijose dar vis dėlto yra kas nors panašaus, negu kad gauna mokytojas.
Taip. Neįkainojama dovana jis gauna, tikrai. Taip, aš irgi esu ir į savo mokinių vestuves jau ėjusi, ir į diplomų įteikimus. Iš tikrųjų, taip. Čia nuostabu, kiek mes daug gauname atgal. O iš tų tokių kūrybiškų dalykų iškart prisiminiau, visada pradžiai 11 klasėje, kai skaitom Hamletą, apšilimui duodu tokią užduotį, parašyti arba Hamleto CV, arba padaryti Hamleto vizitinę kortelę. Ir atsimenu, buvo kaip tik tie metai, kai aš nusprendžiau, kad vizitinę kortelę, nes labai kažkaip ten tingėjau su tuo CV, ten laiko nebuvo, nes reikia išaiškinti vaikam, kaip jį daryti, jie taigi nemoka. Ir ateina vaikas ir man atneša ant rankos medžio gabalą. Ir ant to medžio gabalo su staklėm, jisai ten apšlifuotas, ant briaunų ten išrašyta, ten kančia, ten tiesa, ten kerštas. Ir aš sakau, nu ką tu čia man atnešiai, nes aš iš pradžių net nesuvokiau. Jisai sako, mokytoja, betgi čia ir yra Hamleto vizitinė kortelė. Čia yra tas akmuo, kuris jį slegia. Tai va tą prisimenu tokią gyvą kūrybą, tokią tikrąją. Man irgi iš karto prisiminė tas pats Hamletas ir Užupio gimnazijoje, ten iš tų vaikų berniukas toks, kuris visiškai, bet iš tos serijos, kai pasirinko teatrą, kad nešokt, nedainuoti ir nepiešti. Ir jisai niekad ir į sceną ten neidavo, bet jam, tiesiog pasirinko. Ir buvo ta pati užduotis irgi iš Hamleto, kokią nors scenelę, arba kokį sonetą mintinai išmokti, padeklamuoti, kam lengviau tiesiog, o kam lengviau kitiem įdomiau suvaidinti, tai pasirinkti galėjo. Ir jisai atėjo, sako, stovi taip rankos už nugaros, sako, aš galima nevaidinsiu, bet aš padariau kitaip, norėčiau atsiskaityti. Ir jisai ištraukė 2 kardus. Ir klasiokai jo vaidino ten tą špagavimosi sceną, Lerto ir šito. Ir ten tiesiog, čia, nežinau, teatre rekvizitas galėtų pasimti savo ir naudoti. Ir jisai pats savo rankom išdrožė tuos kardus, tiesiog fantastiškus. Fantastiškus. Tai tokių tikrai įdomių dalykų, kur nesitikė visai kita forma kažkokia ateina. O studijoje tai vajetus, ten jau visos sienos nuklijuotos visokiais piešiniais ir gražiais žodžiais ir labai, labai šilti ir gražus tie grįžtamieji ryšiai. Tai ačiū labai, kad pasidalinot, ačiū labai, kad atėjot. Šiandien antraktą baigsim. Atsisveikinu su klausytojais ir kviečiu informacijos apie artėjantį naują jaunimo teatro sezoną ieškoti mūsų internetinėme puslapyje. Iki. Ačiū. Iki, visai geriausia. Antraktas. Valstybinio jaunimo teatro tinklalaidė.